Sveiki, esu Tomas Adomavičius, esu fotografas. Šiaip daugiausiai fotografuoju portretus, madą, reklamą, renginį. Ir tai prasidėjo nuo hobio. Ir pasiėmiau senelio juostinį fotoaparatą, nes jisai buvo fotografas mano senelis. Ir pradėjau fotografuoti. Ten pirmą juostą išfotinau akmenukus, kačiukus, ten panašiai. Ir taip po biškį pusės metų nusipirkau skaitmeninį fotoaparatą. Ir tai pradėjau žaisti daugiau, mažiau. Ir po biškį pradėjau atsirado darbų, pradėjau dirbti klubuose naktinės. Kaip šeima, tėvai reagavo į tai, kad, ateitis siejama su fotografija? Realiai iš tikrųjų aš esu baigęs teisę. Ir ją baigiau daugiau dėl tėvų. O fotografija tai pradžioj tai buvo tiesiog, gerai, fotografuoji, tai fotografuok, čia gali būti kaip hobis. Bet tu turi būti teisininkas. Rimtas darbas, viską nuo 8 iki 7. Ten. Čia yra tai, ko tau, žinai. Gali reikia gyvenime ir tau tai praver. Bet to palaikymo tokio stipraus nebuvo, nes buvo tokių pasakymų, kad, kam tu šitas, nes galvojau, nusipirkti dar geresnį fotoaparatą. Sako, kam, gal nereikia, gal tu užtenka tos, ne, man reikia ir viskas. Ir tiesiog pats įriausi daugiau ir po to, kai pamatė, kad man sekasi, tai tas palaikymas yra atsirado iš karto. Matė, kad aš visas tiesiog perinu tą fotografiją ir daugiau nieko nedarau, tik fotografuoju, ten domiuosi, skaitau, žiūriu video visokius. Tai buvo kliučių su tėvais? Jo. Kovojant? Tokių konfliktų nebuvo, bet tokio, kad eik, davai, būk fotografu, nebuvo. O dabar? O dabar aišku, dabar tai labai visi patenkinti. Ar asmeniškai pačiam nebuvo niekada tos baimės, kad gal ne fotografas, gal ne tas kelias mano, gal kitą pasiieškot kažko? Ne, to nebuvo. Realiai, kai pradėjau tą daryti, aš iš karto žinojau, kad aš to noriu. Nes realiai, jeigu nepafotografuoji kokias savaitę laiko, nelaikai fotoaparatą rankose. Būna, kad jeigu dirbi kiekvieną dieną, visą savaitę, tu nebegali žiūrėti tą fotoaparatą. Nei Photoshopą, į nieką, į šviesas į studiją nenori eiti. Bet jeigu tu nepadirbi ten savaitę, pailsi nuo to, tu tiesiog po to namie pasiėmi fotoaparatą ir tiesiog paspaudi mygtuką, nes tau tas garsas net veža tave, žinai. Tai tiesiog esu visiškai užtikrintas tuo, ką darau. Konfucijus pasakė, susirask mėgstamą darbą ir tau niekada nereiks dirbti. Tai yra jūsų darbas? Tai yra visiškai tai teisinga ir iš tikrųjų dirbdamas nesijaučiu, kad aš dirbu. Priklauso, žinoma, nuo projekto. Jeigu reklama, tai ten daug vargo būna, daug visokių, didelė komanda, spaudimas, reikia laiku atlikti darbą, atiduoti, ten photoshopinti, to labiau per pačią fotosesiją, suspėti į grafikus. Tai tu ten bėgioji šlapia nugarą ir galvoju, kaip čia tą padaryti. Bet realiai tai net ir tą akimirką, kai tu stresuoji, tu ją mėgauji, nes tu žinai, kad tu tobulėjai. Koks receptas susirast mėgstamą darbą? Kaip? Nežinau, tiesiog klausyti širdies balso, gal taip. Arba išbandyti daug dalykų ir žiūrėti, jeigu yra bent viena abejonė, jeigu kad tau nepatinka tas darbas ar tau neteikia malonumą, tai geriau to nedaryti. Nes jeigu dabar tau nepatinka, tai vėliau tikrai nepatinka. Nebus taip, kad tau persiūti. Bet yra dar toks pasakymas, kad darbo reikia įdėti labai daug, o talento gali būti tik truputį, kad pasiekti kažko. Taip, be abejo, fotografijai to darbo yra labai daug. Yra labai daug ko išmokti. Ir kuo daugiau darbo tu įdėdi, tuo geresnis rezultatas buvo tampa. Tačiau tas, galima talentas, tai priklauso nuo tai, kaip matai. Nes yra žmonių, kuriems tiesiog nelemta yra fotografuoti. Jie gali ten susipirkti geriausią įrangą, domėtis, bet vis tiek tos nuotraukos, jos neturi ten kažko tokio kabliuko. O yra, pažįstu, begalė, pavyzdžiui, jaunų fotografų, kurie įrangos ten neturi, ypatingos šios aparatai ten kokie paprasčiausi, o nuotraukos tai tiesiog pažiūri, tai atima žalį. Palinkėkit dabartiniam, tie, kurie baigė jau toj mokyklą, 10-okai, 12-okai, ką iš savęs norėtumėt pasakyti jiem? Kad neskubėtų. Realiai, jeigu jie nežino, ko jie nori, tai po 12 klasės nebūtų norėjo įstoti.
vien tik tam, kad įstoti, vien tik tam, kad tėvai to nori. Ar tau sako? Geriau yra pailsėti, pabūti, pagalvoti, ar pakeliauti kažkur daugiau, tada suprasti, kur tu nori varyti. O jeigu ne, tai